прием. Я гранит, прием. Площадь вокруг башни освободил, народ вытолкал заграждение, прием. Вас понял, прием. Tų nuojautų ir signalų buvo gana seniai. Jau nekalbant apie dienas po kovo 11-osios, kai čia aplink važinėjo tankai ir šarvuočiai, buvo nuolat demonstruojama karinė jėga. Ir vieną kartą mūsų žvalgai sekė šarvuočių kolonos judėjimą iš Kauno į Vilnių. Ir niekas nežinojo, ką jis darys, išvažiavę į Vilnių. Ir kai jie nuo Panerių pasuko į miestą, tai buvo jau blogas ženklas. Ir kai jie pasuko link aukščiausios tarybos, tai irgi buvo labai blogas ženklas. Ne tik aš, daugumą apie tai galvojam ir šnekėjom, kad viską turim padaryti taip kaip Indijoj, tai reiškia priešintis ne ginklu. O šiaip gyvenom taip gana, kaip linksmai, nebuvo, kad taip vienas, tai kažkaip, negaliu pasakyti, kad ten raudojam arba ten dantis sukandė. Tai buvo tokia nuotaika gan žvali, reiškia, bet ant ribos. Vizualiai tai daugelis žmonių matė tos visus judėjimus, kariškių manevravimus, važinėjimus. Mūsų žmonės ten stebėjo kariškius visą laiką, dieną naktį. Mes matėm visus tos papildymus, jų judesius, judėjimus ir taip toliau matėm, kaip jie atblokavo vartus užpakalinių šiaurės miestelio, pasiruošė. Pasiruošimas buvo matomas. Tai buvo naktis, mes posėdžiavom, mes priėmėm nutarimą įgalioti Stasį Lozoraitį atstovauti Lietuvos valstybės interesus Vašingtone ir pasaulyje, numatydami, kad iš ryto mūsų gali nebebūti. Tai tokių dalykų būdavo. Nuojautos ir žinios ir pasiruošimai prasidėjo jau nuo gruodžio 15. Ir tada jau lygiai taip pat ir mūsų skyrius pradėjo ruoštis. Tai vienas iš pasiruošimo buvo tai, kad visi buvo mobilizuoti ir nakvodavo Seime. Būdavo visko ten. Vienas iš patarėjų, jo iš jauną vyruką radom. Aš nenoriu ten tos pavardės sakyti, bet, reiškia, dingo jis parai. Radom jį Rusiją, reiškia, sėdi ir linguoja galvą. Mes klausėm, tai kiek tu čia laiko ten sėdi. Jis buvo pametęs laiką, nežinojau, kas su juo darėsi. Nemiga, reiškia, miegoti tekdavo po 2 valandos, 2 daugiausiai, reiškia, visus paras. Vidaus reikalų pareigūnams atnešdavo žmonės valgyti. Tokio pasitikėjimo, tokio šilto požiūrio vargu ar kada nors dar pavyks. Bet žinoma, jau mes pajutome, ką reiškia, kada policija, prievartos aparatas ir žmogus viens kitą supranta ir viens kitą padeda, kada pasitikė viens kitą. O čia yra jėga, tada buvo didžiulė jėga. Žmonės, patys žmonės buvo nuostabus tuo laiku. Jie, sakau, nepriklausomai nuo spalvų ir atspalvių, jie visi susikoncentravo į šitą, sakykime, šiandien matom aiškiai simbolio gynimą, bet tas simbolis tai ir buvo, sakant, įrodymas, kad žmonės gali apginti ir apsiginti. Žmonės buvo labai įvairūs, bet ta nuotaika buvo labai vientisa. Tai yra, aš manau, tai buvo žmonės, kurie jautė tą lemtį, kuri verčia čia būti ir kuri turbūt leido turėti tą tikėjimą, kad viskas baigsis gerai. Pradėjom galvoti apie ryšio priemonės.
tuo metu jau buvo baigti sumontuoti trumpų bangų siųstuvai, kad esant reikalui galėtume su visų pasauliu kalbėti. Geht nach Litauen, also von obersten Rat ist also hier ist jetzt eingerichtet, nur eingerichtet. Desantininkai pravažiavo pro ryšius. Buvo paieška ginklų pradėta, kas vėliau ir buvo pasisekė gauti iš vienintelio Lietuvos banko. Aš jeigu turėjau dujokaukę, aš turėjau neperšaunamą liemenę, mane liepė apsivilkti. Turėjau kažkokį šautuvą po lovą, ten kur miegodavau. Turėjome tų keletą ginklų, kaip sakant, prie vieno ginklo buvo kiek, sakykime, 8. Įsireikiavę, ta prasme, jį nušauna, įma kitą. Psichologija buvo tokia. Ir vidaus reikalų pareigūnai ruošėmės tam. Tai nebuvo mums naujiena. Sausio įvykiai tai nebuvo naujiena, jau ir sustiprintas patruliavimas, ir budėjimai nuolatiniai atsakingų darbuotojų ir ryšio sistemos. Kas priklauso ir kas turėtų būti ir ką tuo metu mes galėjome padaryti, vidaus reikalų sistema jau tam ruošėsi pakankamai seniai. Mūsų tas aukščiausios tarybos pastatas buvo paruoštas deramai, buvo aptvarkyta. Jau buvo viskas pakankamai aptvarkyta. Mes tikėjomės, kad ir desantininkai bus ten, ir stogas buvo apdėtas spygliais, buvo molotovo kokteiliai paruošti, buvo žmonės jau suėję iš anksto, buvo didelis darbas jau buvo nuveiktas iš mūsų pusės. Pačioje eigoje, per įvykius ir prieš įvykius, ateidavo žmonės, kurie atnešdavo ypatingai slaptą informaciją, tarkim, KGB aukšti darbuotojai. Žinojom ir, kad Sopkovo divizija jau yra netoli, jinai buvo iš pradžių į Kaliningradą dislokuota, kad būtų lengvai permesta į šiaurės miestelį. Atgabeno karinius dalinius į Pskovą ir ne tik tai desantininkus, bet ir specialų žudikų padalinį, Alfa. Ir be abejo planavo kokį nors susirėmimą tarp gyventojų, panaudodami tokias organizacijas kaip Jedinstva. Čia buvo įsteigta netikra ar fiktyvi ten piliečių kongresas kažkoks, paskui Burokevičius paskelbė apie Lietuvos demokratinį jėgų kongresą. Aišku, tai buvo pavadinimai, bet Valerijus Ivanovas turėjo savo būrius mušeikų. Jedinstva buvo tokia, kaip jau minėjau, organizacija. Jų vardu ir buvo mėginama įsiveržti į Seimą jau sausio 8. Septintą dieną sausio buvo pakeltos kainos, kiek aš pamenu, 8 dieną ryte jau buvo šturmas parlamento. Toks, sakykime, liaudės, inscenizuotas liaudės, reiškia, šturmas. Мы должны обсудить все это более основательно, более взвешенно. Мы должны больше информировать вас и требовать этого от правительства. Dešimtas Gorbačiovo ultimatumą, reikalavimą pripažinti Sovietų konstitucijos galiojimą Lietuvoje, tai su visokiais pasmerkimais. Ir mes atsakėm, kad to nebus, kad nėra čia jokios Sovietų valdžios, jokios konstitucijos. Ir kad mes galų gale net neturim mandato, mes neturim tautos mandato tokia išdavystė. Mes turim mandatą tik nepriklausomybę.
žinant, kad reikia pranešti apie naują faktą, eidavom tiesiai į eterį, bet kuriuo metu buvo traukiama programa ir transliuojama pati naujausia informacija. Kaune karinis sunkvežimis užtvėrė kelią lengvajam automobiliui, kuriuo važiavo 2 šeimos. Viena moteris žuvo vietoje, vyras mirė po kelių minučių, 2 sunkiai sužeisti. Tai buvo pakankamai daug ženklų, kad jėga bus naudojama, nors vakaruose tuo netikėjo, nepatikėjo nei Margaret Thatcher, kodėl jie turi jūs naikinti, kai jūs jiems gaminat maistą, jūs duodat jiems produkciją, jie neturi būti tokie kvaili, o prezidentas Bušas man taip pat sakė, kad Gorbačiovas tikrai negali imtis jėgos, nes tai jam būtų labai nuostolinga. Taip, kad vakarų valstybių vadovai klydo dėl sovietų ir prigimties, ir mąstysenos, ir planuojamų veiksmų. Prasidėjo su spaudos rūmais, tai jau tada, aišku, galvoju, ar bus taip kaip Gruzija, ar bus kitaip. tą lemtingąją 12 sausio aš tikrai turėjau labai konkretų blogio nujautimą, nors ta diena buvo rami. Pastatai buvo užiminėjami 10, 11, 12 lyg naujų puolimų ir nebuvo. Įdomu tai, kad nebuvo ryšio tarp vyriausybės ir parlamento. Aš turiu ne techniškai, techniškai tai viskas tvarkoja, bet nebuvo darbinių tokių santykių. Iš tikrųjų, dėl to tikriausiai, kad buvo tas konfliktas tarp, sakykime, vyriausybės, kuriai vadovavo Prunskienė ir aukščiausios tarybos, kur vadovavo Landsbergis. Anksti rytą aukščiausia taryba darė sprendimą atleisti iš pareigų nežinia kur esantį ministrą pirmininką, kad turėtumėm vyriausybę su vadovu ir tam tikrą prasme, kad apsaugotumėm tą žmogų, jeigu jis yra prieš ranką. Ministerija dar prisimenu labai geras filmas buvo, visi žiūrėjome pas mane kabinete, labai linksmą filmą per televiziją, bet jau iš visur, iš Vilniaus, iš Vilniaus rajono, iš Šalčininkų, policijos vadovai, taipogi, kiekviename komisariate irgi tokia pati sustiprinta sistema, jau gavome signalus, kad prasidėjo judėjimai, kad kariuomenė pajudėjo. Tai šarvuotos mašinos, tai kariškiai automobiliais prasidėjo aktyvus ir iš visų pusių judėjimas ir kažkas jau turi įvykti. Jau pavakarį jau turėjo būti 8, gal 9, jau maždaug panoramos laiku. Jau pradėjo judėti, kažkokie sujudimai jau buvo Šiaurės miestelėje, nes žmonės matantis tos Šiaurės miestelio kiemą pro savo namų langus, jau jie pradėjo skambinti ir sakyti, kad kažkam yra ruošiamasi, kažkur išjudama ir panašiai. tą naktį mes pastebėjom, kad kartu su kolona išvažiavo specialiosios mašinos.
kurios skleidžia radio trukdžius. Kai tik tai buvo iškirsta milicija ir visos kitos specialiosios tarnybos, tai mes taip pat pakeitėm dažnius ir nuėjom į KGB ruožą. Jie patys savęs negalėjo. Kariškiai ten buvo ir KGB. Mes ten atsistojom, pradėjom šalia jų dirbti. Jie savęs negalėjo, reiškia, daug trukdžių savo, todėl mes turėjom galimybę komunikuoti. Visi kariškiai visų pirma buvo pastebėta, kad pradėjo šnekėti tik užsikodavus. Еще раз, где вы находитесь? Еще раз. Подхожу, я ответил, кольцевой. Дальше вас. Как я понял, прием? Я портрет 38, прием. Vėlgi, ar čia toks mūsų dar naivumas tada, kad mums netrodė, kad kažkuo labai baisiu gali tai kvepėti. Ir tik tai, bent jau aš asmeniškai, kažkokį neramumą pajutau, pamačius savo akimis pro televizijos langus, reiškia, važiuojančią šarvuočių koloną. Vėlgi buvo neaišku, kur jinai juda, kaip paskui paaiškėjo, jinai pirmiausia judėjo link televizijos bokšto. Скамбина Афанасьевас из Москвы. Юрий Николаевич, ну у нас очень много раненых, это мы Пирмененко знаем, Спасова и массы там Ямка-Свикстер. везут. И насчет убитых пока не знаем, но, конечно, тоже, наверное, будет. Пирмененко Значит, Спасова, взяли Афанасьевой телевизионную ситуация. башню, Кассира сейчас Фредди. занимают центральный телеграф. Labai važiuoja daug greitųjų prie aukščiausios tarybos. Я звонил Labai daug važinėja iš viso, ne prie aukščiausios. в приемную Горбачева и просил, чтобы ему передали тотчас, что началась акция с БТРами, вооруженными солдатами и танками по городу, и направление на башню, где много людей, охраняющих, было очень опасно. Я настоятельно просил, чтобы он прекратил акцию, чтобы не довел до кровопролития и жертв. И обещали ему сейчас это передать. Kažkuri dalis tų šarvuočių atvyko ir prie mūsų televizijos pastato. Va ir būtent pamatė jau, kas vyksta už tų sienų, mes nutarėm, kad vis dėlto reikia leistis į studiją ir bandyti turėti tą galimybę, kad tiesiogiai įsijungtumėme. Aš jau eteryje, atakuoja. Girdisi šaudimai iš visų pusių. Mėly žmonės, tikriausiai netenkame televizijos ir radio. Tai yra skaudus netekimas mūsų padėtyje ir mūsų kovoje, bet tai toli gražu ne viskas. Ir komandos buvo ir šaudyti, ir nešaudyti, ten įvairių komandų buvo. Ir ten jautėsi, kad tarp kariškių nėra vieningos tvirtos nuomonės. Jautėsi, kad jie nebuvo šitos versijos atidirbę. Tuo momentu bent jau sėdint studijoje atrodė, kad čia vyksta toks karas, kad čia tuoj sprogs viskas aplinkui ir bus sulyginta su žeme. Mėly žiūrovai, pati paskutinioji informacija. Lietuvos radijas jau užimtas. O televizija, kaip matote, dar mes dirbame, nors po visur vaikšto kariškiai, aš tiesa jų nemačiau, bet sėdime užsidarę studijose, užsiblokavę ir daugiau nieko jums negalime pasakyti.
Отсюда вы такие люди! Отсюда вы такие! Dar jūs apžiūrėjote? Jūs šiandien nešat jo. Reikėjo būtų daug aukų. 10 nebūtume apsėję, turbūt 1000 aukų reikėjo, kad tą planą realizuoti. Scenarijus kažkurio tai vietoje nutrūko. Viskas ėjo pagal planą, viskas pagal... Iš esmės tai sumodeliuota turbūt, ir jį galima buvo modeliuoti tą planą, tačiau galiausiai kažkur tai kažkas tai to plano režisierius neįvertino ar pabijojo iki galo jį realizuoti. Man perdavė po to, nežinau, tikrą ar netikrą, bet labai išraiškingą, tariamai vieno sovietų karininko paaiškinimą, kodėl jie nepuolė aukščiausios tarybos. Ten buvo per daug mėsos. Tai tie 1000 žmonių, kurie čia buvo susirinkę ir kurie neklausė, nepakluso patarimui pasitraukti. Aukščiausios tarybos deputatų vardu prašau jūs apleisti aukščiausios tarybos pastatą. Aukščiausia taryba lieka savo vietoje. Čia kažkas tai, tie įvykiai vyko gan savotiškai, kažkaip tai, ir net pas kariškius kažkokios koordinacijos kaip ir trūko. Aš tebemanau, kad čia turėjo būti kažkoks tai gąsdinimo manevras. Iš tikrųjų buvo pasidarę aišku, kad perversmas nepavyko, nors įtampa dar neatslūgo visiškai, bet tas, sakykime, prezidentinio valdymo įvedimas užstrigo. Tai buvo diena, kai buvo patikrinta tautos valia. Kitą dieną praktiškai, galima sakyti, jau prasidėjo dėrybos. Tai yra dėrybos su Maskva ir kiekvieną dieną vis tolyn ir tolyn buvo aišku, kad jau turbūt nieko nebebus. Ir paskui dar naktimis girdėdavomės visą laiką tas giesmės tokias. Ir jeigu jos nutrūkdavo, tos giesmės pasidarydavo neramu, kažko trūksta.
Ir kartais aš galvoju, kad ta sausio 13 buvo kaip po kažkoks atspirties taškas visai kitam etapui gyvenime. Tas scenarius sugriovė žmonių drąsą. Žmonės, kurie nesitraukė, gazdinami, šaudami, virš galvų, o paskui ir tiesiai juos, arba į kojas, o paskui ir į korpusą. Matydami, kaip krenta šalia užmušti arba sužeisti, jie neišsilakstė. Ir tai užtruko gana ilgai. Ir tai buvo transliuojama pasaulyje per satelitus. Ir šita sovietų agresoriaus ataka užspringo krauju. m. sausio mėnesį į Lietuvą atvyko Michailas Gorbačiovas. Atvyko, kad įkalbėtų lietuvius nedaryti kvailysčių. Sutiko jį, laikydamiesi Sovietų Sąjungoje priimto ritualo. Merginos tautiniais rūbais, duona ir druska. Kas, stebėdamas Maskvos svečio sutikimo vaizdus, būtų galėjęs pagalvoti, jog šeimininkai Burokevičius, Prunskienė, Brazauskas yra vos ne priešingose barikadų pusėse. Beje, barikados Vilniuje iškils po metų 91 sausį. O tuomet, 90-aisiais, Gorbačiovas tikriausiai prisiminė 5 metų senumo įvykius, kai 1985 metų kovo 11 dieną SSKP CK plenumas išrinko jį Sovietų Sąjungos komunistų partijos generaliniu sekretoriumi. Nuo tos dienos prasidėjo jauno kitų Kremliaus senolių fone energingo komunistų reformatoriaus triumfo kelias. Gorbačiovui plojo vakarų visuomenė, nors būtent vakarai turėjo pretenduoti į laurų vainiką. Būtent griežta laisvojo pasaulio lyderių Ronaldo Reigano, Margaret Thatcher pozicija, tvirta popiežiaus Jono Pauliaus II moralė privertė Sovietų Sąjungą transformuotis. Tai, kad gyventi po senovėje nebegalima, puikiai suprato tie, kurie Maskvoje turėjo realią informaciją ir realią valdžią. Gorbačiovas buvo ilgamečio KGB vadovo Andropovo statytinis. Senas čekistas suprato, jog tam, kad būtų išgelbėta Sovietų imperija, permainos neišvengiamos. Jis pats mėgino pradėti reformas, tačiau jo mėginimus nutraukė mirtis. Jo darbą tęsė Gorbačiovas. Transformacijos operacija vyko visai sėkmingai. Rizikos zona Gorbačiovui tapo Lietuva, jos tautos laisvės ir demokratijos siekis. A что Литва? Что Литва? Po Gorbačiovo apsilankymo Lietuvoje tapo aišku, kad charizmatinis sovietų lyderis, vakarų publikos numylėtinis, komunistas su žmogišku veidu Michailas Gorbačiovas nevaldo situacijos. Нет, вы, оказывается, уже сами все. Это вас уже не интересует, что... Нет, товарищи. Ir laisvės traukinys išvyksta be jo.
А это вы сели в литовском углу и сидите, и ждете приглашения. Как вчера выступающий один на митинг сказал, мы ждем Горбачева как руководителя дружественной страны. Дожились. Это высочайшее философское достижение и политическое. Это все кокетство, но, я вам скажу, не безвредное и не безопасное. Нельзя политические игры играть в таких вопросах, когда речь идет о судьбе народов. Nėlžia. 1990 m. vasario 24 d. lietuvių tauta pirmą kartą po 50 metų turėjo galimybę ne tik balsuoti, bet ir išsirinkti savo deramus vadovus. Kiekvieno žmogaus, kurio valia buvo užfiksuota popieriaus lape balsas, tą dieną lėmė šalies, Europos ir iš esmės pasaulio ateitį. Tuo metu užsienio spauda rašė The Daily Telegraph. Vienas iš naujosios Lietuvos politikos paradoksų yra tai, kad komunistai gali išlikti tik kaip nepriklausomybės ir demokratijos čempionai, kaip rėmėjai lietuviškojo nacionalizmo, kurį ši partija taip ilgai mėgino sunaikinti. Sunday Times. Kai dėl Lietuvos žmonių, tai jie jau pareiškė valią referendume, o Sąjūdžio pergalė vakarykščiuose rinkimuose gali tik patvirtinti, kad kokiu veiksmu besiimtų Kremlius, lietuvių nepatenkins niekas išskyrus visišką nepriklausomybę. Guardian. Ramybė, su kuria Lietuvos sprendimo laukia centro vadovybė, jau savaime padrasina ir atrodo, kad Respublikų federalinių santykių pralaimėtojas netrukus paaiškės. Maskva šiuose rinkimuose neslėpė savo prioritetų, o pralaimėjusieji tą dieną ramiai priėmė rinkimų rezultatus, tikėdamiesi, jog jų laikas dar ateis. Ir tai įvyko mažiau nei po 2 metų. The Times. Keletas Sąjūdžio deputatų nuogastavo, kad jei nepriklausomybės paskelbimas nebus atidėtas, tai suteiks senojo stiliaus Rusijos komunistams dominuojantiems SSKP CK bei liaudies deputatų suvažiavimo delegatams šansą daryti spaudimą prezidentui Gorbačiovui jėgą palaužti nepriklausomybę. The Economist. Tikimasi, kad aukščiausio rango komunistų partijos vadovų pasitarime gali būti patvirtintos naujos taisyklės, leidžiančios konkurenciją tiek partijos viduje, tiek ir išorėje. Labai tikėtina, kad 2 Baltijos Respublikos Lietuva ir Estija iki to laiko bus formaliai paskelbusios nepriklausomybę. The Daily Telegraph. Naujasis Lietuvos parlamentas rytoj renkasi į neeilinę sesiją. Tikimasi, kad jis paskelbs nepriklausomybę nuo Maskvos. To norima užbėgti už akių bet kokiam pono Gorbačiovo mėginimui užkirsti kelią nepriklausomybei, kadangi tikimasi, kad pirmadienį liaudies deputatų suvažiavimas suteiks jam prezidentui įgaliojimus. The Independence. Šeštadienį prasidėsinti skubiai šaukiama nacionalistų dominuojama Lietuvos parlamento sesija beveik neabejotinai paskelbs Respublikos nepriklausomybę. Sunday Times. Sovietinės Azijos Respublikos, kaip ir Lietuvos Baltijos kaimynės Latvija ir Estija kelia tokį pat piktą triukšmą ir net jei šūkis laisvė Lietuvai nepravarinės kraujo, Respublikos žingsnis nepriklausomybės link išlieka istorinių iššūkių ir gairė kelyje į vieningos Europos atkūrimą. The Sunday Telegraph. Gorbačiovas pasiūlė Baltijos šalims ekonominį suverenitetą, tačiau baltai drąsiai tvirtina, kad ekonominė autonomija neįmanoma be politinės dimensijos. Jie iškėlė savo vėliavas, išmetė pjautuvą ir kūjį, kaip grybai po lietaus dygsta liaudies frontai daugelėje respublikų ir augantis troškimas išsivaduoti iš Maskvos glėbio greitai tapo svarbiausiu.
Reuters. Baltieji rūmai sekmadienį paragino Sovietų sąjungą gerbti Lietuvos parlamento sprendimą atkurti prieš Antrąjį pasaulinį karą turėtą nepriklausomybę ir paragino visas šalis vengti prievartos. Jungtinės Amerikos valstijos ragina Sovietų vadovybę gerbti Lietuvos piliečių valią, sakoma Marlin Fitzwaterio pareiškime. Reuters. Gorbačiovas pareiškė, kad Baltijos šalės privalės grąžinti milijardus rublių centrinės valdžios investicijų, jei neatsisakys nepriklausomybės planų, o prekyba su jomis toliau vyks tik konvertuojama valiuta. Reuters. Vytautas Landsbergis beveik dvigubą balsų persvarą įveikė komunistų vadovą Algirdą Brazauską pirmojo naujo parlamento sesijoje. Tikimasi, kad dar šiandien parlamentas paskelbs Lietuvos nepriklausomybę. The Times. Ta pačią istorinę dieną aukščiausios tarybos pirmininku išrinktas profesorius Vytautas Landsbergis tapo pirmuoju nekomunistiniu Sovietinės Respublikos vadovu. The Independence. Tikimasi, kad galimas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas išrinkus nekomunistinių Lietuvos vadovų Vytautą Landsbergį gali sukelti dilemą tiek vakarams, tiek Michailui Gorbačiovui, kuris gali ignoruoti nepriklausomybės paskelbimą arba pareikšti, kad jis neturi juridinės galios. Christian Science Monitor. Kol kas Lietuvai reikia greitai uždirbti konvertuojamos valiutos, plėsti turizmą ir kurti bendras įmonės su vakarais.
suprantate, gerbiami deputatai, kad šitie mūsų apsikabinimai, tai buvo apsikabinimai su jumis visais. Вильнюс. Четвертый день, как Верховный Совет Республики принял акт о восстановлении независимости литовского государства. На первый взгляд перемен практически нет. Реакция на происходящее в основном сдержанная и спокойная. В городе порядок, хотя милиции и военных на улицах не встретишь. В столице не видно новых транспарантов, призывов, листовок. Правда, из города Снечкус, где атомная станция, сообщают, что его население, а там около 40 тысяч жителей, выразило несогласие с решениями республиканского парламента и потребовало референдума. Но, пожалуй, основной пункт разногласия сегодня – это неожиданное для многих избрание председателем Верховного Совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса, лидера Саюдиса. Будь выборы всеобщими и прямыми, победу мог бы одержать Альгирдас Бразаускас, возглавляющий Компартию Литвы. Вопрос, который мы рассматриваем, это не такой простой вопрос. Речь идет об одной из 15 союзных республик. Речь идет о многомиллионном населении этой республики. Речь идет об интересах Советского Союза, безопасности, экономических. Речь идет о политических вопросах. Речь идет о правах граждан, о гуманитарных вопросах. Речь идет в целом о системе безопасности в Европе, об итогах Второй мировой войны. Меня глубоко огорчает решение Верховного Совета Литвы выйти из Советского Союза. Столь важный вопрос, конечно, должен решить весь народ Литвы путем референдума. Поэтому не имеют права эти люди выражать волю всего населения Литвы. Спасибо. Но исторические события в жизни нашей страны омрачено решением Верховного Совета Литовской Республики выйти из состава Советского Союза. При этом Верховный Совет Литвы не говорит, в каких границах, какого года собирается находиться Литва, как будут решаться вопросы обороны, как республика будет рассчитываться с Советским Союзом и другими республиками, как будет возмещать затраты государства хотя бы за военные объекты, на которые затрачено несколько десятков миллиардов рублей и многое другое. Задавая вопрос, кому выгоден выход Литвы из Советского Союза, думаю, давайте говорить честно и откровенно. Хватит нам юлить и жалеть тех, кто нас с вами не жалеет. Я думаю, что это выгодно прежде всего политическим экстремистам, рвущимся и уже прорвавшимся к партийной и государственной власти в Литовской Республике, но никак не литовскому народу. Налицо не эгоизм нации, а налицо эгоизм руководства республики и Саюдиса. Это не только политическая слепота Саюдиса, партийного государства руководства Литвы, но это и политическое, и человеческое предательство своего народа и народов Советского Союза. Выстрел! Это предательство живых и мертвых защитников Советской Литвы.
под флагом борьбы за восстановление суверенитета Литвы, они стремятся разрушить союз сотрудничества и братские отношения между советскими республиками, посеять вражду и недоверие между советскими народами и тем самым добиться ликвидации основных достижений народов Литвы за годы советской власти в экономической, политической, социальной, культурной областях. Народ должен обсудить литовский народ. Надо, конечно, товарищи, чтобы они поняли, какие пагубные явления, к чему это приведет, товарищи. «Зенит-22», я броня 02, начал движение, как понял. Я думаю, надо искать нам не то, что нас разделяет, а то, что нас объединяет. А нас с литовским народом объединяет многовековая история, и представленный проект документа, по моему убеждению, может и должен быть принят. Но я хотел бы подчеркнуть, что два момента. Это в 1940 году ведь Литва вступила на определенных условиях. Такими условиями являлось принятие их в состав СССР и возвращением 6 районов соседней Белоруссии, а впоследствии территории Вильна и порта Клайпеды. Поэтому, если уж говорить о выходе из СССР, то неминуемо возникнут и юридические основания для того, чтобы разделить эту территорию. А стало быть, можно здесь обратиться и к международным экспертам, но вы, вот, товарищи из Литвы, прекрасно понимаете, что таким образом мы сами провоцируем на передел ранее установленных границ, а стало быть, и итогов Второй мировой войны. Я Баркас, подхожу к виадуку, дальше мост, ниже этого. Еще раз, где вы находитесь, еще раз. Подхожу к виадуку. На основании статьи 176 я просил бы старосту литовской делегации дать разъяснение по очень волнующему меня вопросу. В том же томе 4 Большом советской энциклопедии, если мне не изменяет память, а память мне не изменяет, в Вильнюсе находилось всего 5% литовцев. И поскольку есть юридические основания, а их надо будет действительно поручить Совету национальности и Комитету конституционного надзора рассмотреть, то, что столица Вильнюса будет все-таки от Литвы отторгнута, я хотел бы знать, где, на каком хуторе мы собираемся вести переговоры с Великим Советским Союзом. Ну а в повестке дня сегодня вопрос о приостановке деятельности военного комиссариата в республике. Парламент решил, что в Литве весеннего призыва в советскую армию быть не должно. Судьба уже призванных, как официально подчеркивается здесь, предмет особой заботы. Впрочем, и сами солдаты-литовцы, оставляя свои части, нередко обращаются в парламент за помощью. Тем временем в Москву отправлено официальное предложение о переговорах о полном выводе вооруженных сил СССР с территории Литвы. И тут дестабилизирующий тот фактор, который вносится в ряды армейские, тем, что, как мне стало известно, из рядов вооруженных сил началось дезертирство граждан литовской национальности. Я хотел бы, чтобы присутствующие здесь депутаты от Литвы взвесили все это за и против, правильно поняли, что если неспокойно в армии, то неспокойно и в стране. И избавили нас, обратившись к своим сыновьям, прежде хотя бы от такой необходимой меры, вынужденной, нехорошей меры, как привлечение к поиску дезертиров, подразделений воздушно-десантных войск, которые, конечно же, разыщут их, если придется, и на хуторах, и на площадях столицы. Praėjus lygiai mėnesiui po parlamento rinkimų,
Į nepriklausomos Lietuvos sostinę išlegėjo pirmoji imperijos tankų kolona, kurios ilgis buvo 6 kilometrai. Formalus pretekstas buvo sugrįžusių į tėvynę kareivių medžioklė. Vėliau bus kiti pretekstai ir kitos tankų kolonos. Christian Science Monitor. Landsbergis, kalbėdamas su žurnalistais vakar ryte, prieš pat prasidedant parlamento sesijai pareiškė, kad sovietų lyderio Michailo Gorbačiovo žodžiai apie jėgos panaudojimą tuo atveju, jei grės pavojus žmonių gyvybei, liudija besikeičiančią Kremliaus poziciją. Kitaip sakant, jėga bus panaudota, nes tokią grėsmę labai lengvai gali sukurti jie patys, tvirtino Landsbergis. Pasak jo, Maskva mėgina sudaryti įspūdį, jog padėtis Lietuvoje nestabili, tačiau incidentų čia nėra. Reuters. Atsinaujinęs susirūpinimas dėl Vokietijos monetarinės sąjungos ir politinio nestabilumo Lietuvoje smukdo dolerio kursą, teigia makleriai. National Post. Sovietų kariškiai, ieškantis po nepriklausomybės paskelbimo iš sovietų armijos pasitraukusių kareivių, užpuolė 2 psichiatrijos ligoninės Lietuvos sostinėje Vilniuje. The Times. Baltarusijos komunistų partija taip pat paskelbė priešišką pareiškimą raginantį lietuvius gerbti Sovietų sąjungos vientisumą. 10 metų mes gyvename nepriklausomoje Lietuvoje. Kai kas gali pagalvoti, kad Andropovo planas žlugo. Tačiau šiandien televizorių ekranuose, laikraščių puslapiuose mes matome ir girdime tuos pačius žodžius apie banditus ir teroristus, apie iki pamatų sugriautų miestų ir kaimų išvadavimą. Tuos pačius žodžius, kurios sovietinė propaganda naudojo pokario Lietuvoje. Visas pasaulis svarsto, kas yra dabartinis Rusijos valdovas. Savo įpėdiniu jį pasirinko Borisas Jelcinas. Tačiau atsižvelgiant į jo biografiją, Putinas greičiau yra Andropovo, o žvelgiant giliau istoriją ir Dekanozovo įpėdinis. Prieš 10 metų mes nustebinome visą pasaulį savo ramybę ir orumu. Deja, šiandien mes kitokie. Kas atsitiko? Ar mintys apie duoną kasdieninę užtemdė mūsų akiratį? Ar mes apsnūdome nuo to, kad tankų kolona šiandien matome ne savo gatvėje, o kažkur ten, tolimuose kalnuose? Galbūt tai visiškai natūralu. Tačiau iš tikrųjų, tolimi kalnai neatrodys taip jau toli, jei prisiminsime, kad tarp mūsų tebėra ta pati jėga ir tas pats tankas rytoj gali stovėti prie mūsų namų durų.